Žodžiu, norim važiuoti į kitą valstiją, apie 1000 kilometrų, bet pasirodo bilietus, jau čia mes porą dienų prieš žiūrėjom tos bilietus ir problema yra tame, kad bilietų, pavyzdžiui, traukinių yra 2 savaitės tik tais į priekį. Tai mes iš vietinių sužinojom tokį dalyką, kad dieną prieš atsidaro skubus bilietai, 10 valandą, tai sėdėjom ir ačiū Dievui nusipirkom bilietus, ten truputėlį už juos daugiau sumoki, bet žodžiu skuba tiem tokiem lepšiukam kaip mes, kurie yra naivos ir sako, ai, nusipirksim tos bilietus. Tai žodžiu, sumokėjom už, 1000 kilometrų su kondicionieriais, bus galima miegot, kainuoja, sumokėjom 36 eurus 2 žmonėm. Tai čia jau pabranginta versija gaunas, o jeigu būtume pirkę, kur yra tik fanai tokie, ne, bet ne kondicionieriai, būtume... Yra lovytės, jo, visa kita, tai būtume sumokėję 12 eurų. Tai mes jau esam indiškoj mąstysenui ir mes tokie, tai gal palaukiam, gal dar gausim tų, kur ten be kondicionierių, gal pataupysim. Tai jau yra ta mąstysena, kur vietinės kainos pažįstam, bet visgi nusprendėm pirkti su kondicionieriais, nes nenuvažiuoti tą valstiją, tai būtų iš vis liūdna. Tai va, žinau. Donatas naujus marškinius vakar nusipirko. Ir akinius. Tai esu kietas. Ir ražančių. Žodžiu, važiuojame į miestą, 2 valandos traukinys važiuos. Nusipirkom bilietus už... Veneciją, Keralas. Į Veneciją, Keralas važiuojam. Bilietas kainavo 7 rupijų 2 žmonėm. 80 euro centų. Tai va. O vietos tiesiog įlipi ir kur randi ten atsisėdi. Yeah. O jeigu išprašo, tai išeini kitur. Bet baudų sakė neišprašo ir baudų neduoda. Tai mes naudojame savo privilegijom spalvos. Va čia yra vadinama standartinė klasė. 2 valandos kelionė 70 euro centų 2 žmonėm. 5 centai bilietukas. Tokie ventiliatoriai yra, kad žmonės nesukaistų grotos ant langų. Žodžiu, čia durys vis yra atidarytos. Gali savo išeiti ir iššokti, jeigu nori. Bet gerai, vėjas. Tai čia pas juos saugumas yra kažkur. Ko šiukšlių neišmeti? Nėra šiukšliadėžės Indijoje. Ir vaikštai arba mėtai belenkur, kaip visi indai mėta, arba nešiojasi šiukšlės su savo. Yra naujas posakis, nebūk indas. Nešiukšlink. Nu va, Jarutis eina. Ai palauk, Jarutis su mumis į valtį plauk. Nu geras. It's usually 100 euro. Because if you do another one, you know that you have been here, so you don't want to do the same one. This is our new friend. Please introduce yourself. Blue, white, red. From France. From France. You can hear Fred this, from France. This Fringlish accent. Very Because my name is Frederic from France. Frederic or Frederic? Frederic? Frederic. Frederic. But that's a German name and she's German. I am Nicole. I have a French name, but I'm German, yes. Oh, funny. Everyone knows me. Yeah. Va, kaip reikia čia jiems su valtim vežti statybas daryti.
Matot, žmogiukai dirba, su valtim atsiveža, nu ir atstato, nu. Kažkaip stato, nešioja va ant galvos. Nu, yra reikalų. Va, taip mes keliaujam. Draugai čia mūsų. Iš Prancūzas ir Vokietija. We talked maybe with like 5 different people about this arranged marriage thing. Ir varom. Privati valdyklė mūsų, va. Čia mes jau 2 valandą. 3,5 valandos plauksime tokiais Venecijos kanalais Indijoje. Labai gražu, labai smagu. Kaip rojus. Toks vaizdelis ant stogelio savo sėdėm ir kaifuojam. Tai Donatas kaip visada įsibrovė į ten, kur niekas nesibrauna. Vairuoja. Papasakok apie Šikarą vairuoja. Šikarą. Ką čia taip vairuot čia? Kur gazas? Va, tata yra, va. Čia yra pavaros. Čia motorius va yra, dirba ir važiuoja. O yra bėgiai. Ai, pavaros yra. Pavaros, va, bėgiai. Ką tie, vadys, ką mygtukai reiškia? Nežinau, dar neįsiaiškinau. Žinau, kad važiuoju į gerai. Ten atgal reiktų mušti. Dabar nelegalas esu. Taigi, ant valtelės viršaus. Super. Saulėlydis. Plaukiam iš Indijos Venecijos žemyn atgal. Ir čia visur aplink vanduo ir palmės, laisvė, oras ir viskas, ko tik širdis geidžia. Amazing. Labai gera patirtis. Kaifas. Rekomenduoju visiems Pietų Indiją, Keralos valstiją. Mes esame Alepai ir reikės pagalbos kontaktų, kur geriausiai išsinuomoti ir pigiausią valtį. Duokit žinot. Va. Važiuojam į kanaliuką jau. Tuoj grįšim. Saulė leidžiasi, saulėlydį. Lauke turbūt kokia 25 laipsniai, komfortabilu. Pats tas labai smagu. Žmonės plaukia tą energiją. Daug šitų šikarų vadinamų. Begalė šitų valtelių, bet tikrai verta ir gera patirtis čia. Daug čia iš tikrųjų Indijoje yra ką pamatyti ir žiūrint ko nori, bet tradicinė medicina, kiek sutinkam labai žmonių indišką rubiedą, gydosi ir eina tas visas praktikas. Gal ir mes galvojam, pažiūrėsim, paeksplorim, nes turbūt čia geriausia vieta yra, sako, Kerala šita valstija yra pati geriausia ajurvediniam gydymui tam visam, tai ištiria tave, kokios yra žodžio tavo žemė, vanduo ir ugnis, kaip ten pas tave viskas įsidėlioja ir pagal tai tau paruošia treatmentą. Įva. Tai čia automatika va ir pakelia traukinio šitą. Rankutės veikia. Va čia mūsų draugas Valkatėlė yra prakeliavęs 74 šalis ir 10 metų keliauja. Va. Būdas vargšas, niekas valgyti neduoda daug. Tai va vakar su juo tūsinom. Labai įdomus žmogus, labai fainas.